Kovo 28. Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Antras laiškas Timotiejui, 2 skyrius, 3 eilutė. Tikrasis karys nediskutuoja dėl reikalo, kuriam tarnauja. Teisinga yra manyti, kad jau prieš įstojant į šią tarnybą, jis buvo apsisprendęs ir įsitikinęs šios tarnybos teisingumu ir tinkamu pasirinkimu. Todėl jis ją vertina ir atmeta bet kokius prieštaravimus. Jis yra pasiruošęs panaudoti viską jos apgynimui ir nori būti pilnai panaudotu. Garbingas darbas yra tarnauti Kristui, sąžiningai ir visiškai ištikimai. Tikrai turime neapsakomą džiaugsmą žinodami, kad esame teisingoje pusėje, kad už šio krauju apšlakstyto karo lauko ir tamsaus mirties slėnio randasi puikus įėjimas į pergalingo karaliaus džiaugsmą ir ramybę. Turėdami tokią viltį, nei vienas neturėtų trauktis, matydamas kovos sunkumus prarasti drąsą, matydamas baisų priešo įniršį, neturėtų drebėti žinodamas, kad užeina badas, troškulys, nuogumas, žaizdos ar net mirtis. Viešpatie žmonės tai armijos kariai, kurios vadas yra Jėzus. Jų kova reikalauja didelės ištvermės, kadangi yra daug sunkumų, kuriuos reikia pakelti. Ir toliau jie turi tęsti savęs išsižadėjimą, nors turi daug ir trūkumų. Jų įvairūs netobulumai ir ydos išbando ištvermę kraštutinai, beveik iki sąmonės netekimo. Jų ydos priverčia rodyti ištvermę, norint, kad neatsirastų apatija, abejingumas, nes išbandymų ir kančių stiprumą, bei įtampą galime pakelti tik su tokia dvasia, kuri yra užgrūdinta, pakeliant išbandymus, ir kuri palaikoma Viešpaties. Klausimai: ar šią savaitę atlaikiau išbandymus ir laimėjau krikščionišką kovą? Kaip, kodėl, kas man padėjo, kas trukdė? Kokie buvo rezultatai? Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Antras laiškas Timotiejui, 2 skyrius, 3 eilutė.